Tai sveiki, mėlėjai, tai iš tikrųjų karšta naujiena, kad oficialiai naikintuvai F-16 atvyko į Ukrainą. Oficialiai pabrėžiu šitą dalyką. Ir jau mačiau postus, kur yra nuotraukos, kad F-16 nufotografuotas, nufilmuotas virš Lvivo, virš Kijevo, virš Charkivo, virš kitų miestų. Tai natūralu, kad vyksta tie parodomieji skrydžiai, kad Ukrainos žmonės žinotų, kad jie jau yra šičia. O bet tačiau, panaudosiu tokį žodžių junginį. Problemėlė yra didelė ir ta problemėlė tęsiasi jau nuo pernai metų rugpjūčio mėnesio, kai tik tai Bidenas pasirašė sutikimą F-16 duoti, pavadinsiu taip, Kijevui. Kodėl tai problema? Problema visų pirma, kad tai buvo paskelbta. Grubiai tariant, jeigu aš arba jūs savo priešui sakot, aš dabar einu į senukus ir pirksiu kirvį ir tada ateisiu pas tave aiškintis. Ir tai vyks po metų. Tai jūs suprantate, kad jūs po metų ateidami su savo kirviu sutiksite kaimyną su medžiokliniu šautuvu. Taigi visų pirma, tiek Ukrainos pusė, tiek NATO pusė, įvairūs žmonės, šnekėdami apie F-16, apie jų kiekius, apie jų ginkluotės, apie jų skaičių, apie mokymo trukmę, Rusijai davė įspėjimą, kuris vadinasi ruoškitės, bus F-16. Ir natūralu, kad Rusija pasiruošė. Ir dabar visi nežvengia, bet verkia, kad žiūrėkit, Rusija jau pasiruošusi ir dabar jau tie F-16 jau nežais tokios reikšmingos, sakykime, nebus karo changeris, nes Rusija pasiruošusi. Ir tai šneka tie patys žmonės, kurie visą tą informaciją paviešino. Tai klausimas, tie žmonės iš tikrųjų kariauja už ką, už Ukrainą ar už Rusiją, žinai, iš tikrųjų. Aš nenoriu būti tas sakytojas ir nenoriu platinti tokios minties, bet iš tikrųjų kai kurie vakarų politikai labai Rusijai padeda kare su Ukraina, viešindami tokius skaičius arba tokius faktus. Tiesiog. Taigi, pradedam. Iš tikrųjų, Ukrainos pilotų rengimas prasidėjo pernai metų rugpjūčio mėnesį. Ir užstrigo. O užstrigo dėl to, kad pasirodo visas mokymas prasidėjo nuo 4 mėnesių anglų kalbos kursų. Nes ukrainiečių pilotai nemokėjo anglų kalbos. Kaip ir logiška, kaip ir jokios problemos nėra. Tačiau 4 mėnesius mokinti anglų kalbą tam, kad mokinti toliau kaip pilotus, man atrodo juokinga. Ir ką mes turim? Jeigu vadovautis siunti informaciją tiek iš Rusijos, tiek iš Ukrainos, tiek iš NATO pusės, tai Ukraina gavo, aš mačiau, kad kai kurie rašo, neaišku, kiek gavo. Gavo 6 naikintuvus. 6. Per 1,5 metų. Tai faktas, kad jokio game changerio čia ir nebus. Juolab, kad pats Ukrainos kariuomenės vadas Sirskis sako taip. F-16 naikintuvams bus draudžiama skristi arčiau kaip 50 km iki Rusijos sienos. Tokiu būdu, tai pasakydamas, kariuomenės vadas pasako ką? Visų pirma, sausumos pajėgoms Ukrainos kariuomenės jis pasako, kad jūs naikintuvų nematysit. Ir jokių close air support arba tiksliau paramos iš oro jūs negausit. Ar tai yra gerai? Tai yra labai blogai. Tai yra labai bloga žinia Ukrainos sausumos pajėgoms. Antras dalykas, jis tą žinutę perduoda rusams, kad maždaug, jūs nevarkit ten su ta priešlėktuvinė gynyba fronto linijoje, nes ten naikintuvų ir nepamatysit. Ar tai gerai? Tai yra labai blogai.
Mano supratimo, jeigu šiuo atveju neturi ką pasakyti, tai geriau tiesiog patylėk. Kita vertus, esu įsitikinęs, kad perklausę šitą įrašą bus žmonių, o gal tai klaidinanti informacija, gal tie naikintuvai į frontą vis dėlto skris. Nu, ne, jie neskris. Ir pasakysiu kodėl. Visų pirma, oficialiuose šaltiniuose jie net paskleidė informaciją, kokia ginkluotė bus ginkluoti naikintuvai. Ir galima sakyti, kad tai irgi galėjo būti Rusijos klaidinimas. Nieko jūs čia nesuklaidinsit, nes tiesiog toj pačioj paprastoj Wikipedijoje atsivertę jūs pamatysit visą F-16 naikintuvo ginkluotę, kurią jis gali nešti. Tai automatiškai Rusijos, sakykime, gynybos štabui belieka duoti darbą keletui žmonių. Tas darbas jau buvo padarytas seniai, jau pernai metais. Kad nupiešti ant žemėlapio skritulius, kad kiek naikintuvas gali pasiekti. O F-16 su raketomis AMRAAM, kurias gauna kartu, kurių buvo pagaminta 14 000, tai pasakysiu, kad AMRAAM 120 raketos, tai yra oras, jos skirtos numušinėti oro taikinius. Tai turint 6 naikintuvus ir 6 pilotus, taip vienu metu gali pakilti 6 naikintuvai ir paskraidyti, tačiau nusileidžia kurų išsipilti, o pilotai eina miegoti. Todėl norint turėti naikintuvus F-16 ištisą parą ore, tai maksimum skraidys 3+3. Reiškia, 3 naikintuvai skraido, po 12 valandų pamaina pereina kita ir skraido kiti. Arba jeigu po 8 valandas, tai skraido 2+2+2. Štai ir viskas, ir visa grėsmė Rusijai. Ir Rusija, aišku, dabar žvengia ir iš Ukrainos, ir iš NATO, kaip tokios, iš to projekto F-16. Taigi, perinam prie to, ką gali daryti F-16 ir ką jis darys. F-16 gali naikinti oro taikinius iki 120 km, 120-160 km nuotoliu ir tai tikrai yra rimtas ginklas. Oro mūšiuose, grubiai tariant, F-16 gali naikinti taikinius anksčiau negu rusų naikintuvai arba Su 24 juos pamatytų. Ir pakankamai didelių nuotolių. Taip pat jie gali numušinėti tas pačias raketas, KH-50, 101 ir visas kitas. Ir greičiausiai tokią funkciją ir darys. Grubiai tariant, su tokiu kiekiu naikintuvų, ką gali padaryti Ukraina, tai paskraidyti virš Kijevo ir neleisti Rusijai ir numušinėti rusų raketas. Ir bepiločius. Tai ir viskas. Tai ir viskas iš šito labai džiaugsmingo, kurį aš matau Facebook'e, pavadinsiu taip, Ukraina pagaliau gavo F-16. Iš tikrųjų, kad Ukrainoje F-16 veiktų efektyviai ir galėtų dirbti savo darbą 100%, tai jų reikia apie 80. Pats Zelenskis neslepia, kad jų turėtų būti apie 100. Ir vėl pasakysiu, tačiau, čia man tai labai juokinga, kad pati Ukrainos gynybos ministerija pasakė, kad per 1,5 metų jie nesugebėjo pastatyti požeminių bunkerių saugojimo, F-16 saugojimo ir uždengimui nuo oro smūgių. Rimtai. 1,5 metų neužteko, kad pastatyti, kad išlieti, bet iškasti duobes ir išbetonuoti grindis ir stogus. Tvarkoj tada. Tik tai, jeigu jūs taip to nepadarėt, tai viešai Ukrainos gynybos ministerija tai pasakė. Tai Ukrainos gynybos ministerija rusam ką tik perdavė žinutę, kad žiūrėkit, F-16 stovės oro uostuose arba kažkur, tai jie nebus apsaugoti nuo oro smūgių. Būtų juokinga, jeigu nebūtų liūdna. Tai visų pirma,
Aš kartais sakau, negali eilinis mokinti ministro, kaip jis turi dirbti savo darbą, bet šiuo atveju aš pats Lietuvos kariuomenės atsargos štabo seržantas, suprantu, kad tokia informacija jinai neturi būti vieša. Nepastatėtų tų požeminių aikštelių, gerai, nepastatėjai, bet kam tą informaciją skleisti rusams? Juolab, kad per Liepos mėnesį Ukrainoje 3 oro uostai buvo atakuoti Rusijos raketomis. Kitaip sakant, aš matau tas atakas tiesiog kaip pabandymus, maždaug mes pasiekėm ar nepasiekėm. Arba, kitaip tariant, pasiruošimas F-16 atvykimui. Štai taip. Tai iš tikrųjų, matydamas tą informaciją, neslėpsiu, kad esu piktas ant abiejų pusių, tiek ant NATO, tiek ant Ukrainos. Nes mano supratimu, mažiausiai ta informacija, kuri šiuo metu yra prieinama visiems, ir jinai nėra Rusijos kariuomenę klaidinanti, jinai tiesiog yra kvailai išleista, norint pasirodyti, kad mes kažkokie tai ten suprantantis ir visa kita. Ir dabar pasakysiu dar vieną dalyką, kuris atsitiks, pabūsiu, kas ten, Nostradamas, karalienė Morta, vienu žodžiu, situacija tokia, kad NATO šiandien turi labai daug buvusių F-16 naikintuvų pilotų ir mechanikų. Ar jūs, mano mielieji, girdėjote kažkur, kad Ukraina ketina, pavyzdžiui, mokėti po 10 000 eurų ar dolerių į mėnesį ir samdyti buvusius NATO naikintuvų pilotus, ar padarė bent jau kažką, kad taip atsitiktų? Bent jau oficialiam sraute to nėra. Tai jeigu tai ir bus ateityje, tai yra įslaptinta informacija, teisingai. Tai šito slaptinti nėra ko. Aš manau, kad prezidentas Zelenskis, ką padarė su pėstininkais, užsieniečiais turiuomenį, tą turėtų padaryti ir su NATO naikintuvų pilotais. Tai reiškia išeiti į eterį ir pasakyti, kad Ukraina mielai kviečia buvusius NATO F-16 naikintuvų pilotus, aptarnaujantį personalą ir mechanikus, ir pasiruošia jiem mokėti atlyginimą. Ir bus viskas, išsisprendžia 1,5 metų, 6 pilotų per 1,5 metų parengimo klausimus. Aš esu tikras, kad minimum 100, čia aš iš lempo šaunu šitą skaičių, bet žinant, kokios NATO šalis turėjo naikintuvus, kad minimum 10 tikrai prisijungtų prie Ukrainos karinio oro pajėgų ir galėtų puikiai skraidyti, kaip ir skraidė vakar, o šiandien išėjo į atsargą. Tai manau, kad šičia yra didžiausias prasileidimas, tiek, pirmiausia, iš Ukrainos pusės. O pėstininkam, tai jeigu žiūrint iš Ukrainos kariuomenės pėstininkų pusės, tai visos šitos žinutės, kurios išėjo į eterį, tiek iš jų kariuomenės vado, tiek iš prezidento, tiek iš kitų šaltinių, tai tiesiog sako, kad žiūrėkit, gerbėmieji pėstininkai, F-16 naikintuvai rusų susitelkimo vietų fronto linijoje nenaikins ir kaip toliau kariavote, taip ir kariausite, o F-16 skraidys ir numušinės raketas. Tai aš nesakau, kad tai yra blogai, tai yra gerai, bet dar kartą akcentuoju, kad 3+3 arba 2+2+2 tai yra ne game changeris ir jų reikia daugiau, bet kaip iš oficialių šaltinių mes visi supratom, kad Ukraina tiesiog nepajėgi jų daugiau priimti, nes neturi pilotų. Ką jie patys pasiskelbė oficialiai, o tai yra, mano supratimu, didelė klaida. Tai
nenoriu būti kategoriškas, aišku, pažiūrėsim, kaip su tais F-16 gausis. Ir tikėsimės geriausio. Nes vis dėlto tai pirmas arba pirmieji NATO paukščiai pagaminti jau NATO, o ne Rusijoje. Ir pažiūrėsim, kaip ukrainiečiai juos įsisavins ir kaip jiems seksis numušinėti Rusijos lėktuvus ir raketas. Tai Ukrainos pilotams linkiu sėkmės, nepapulti į spastus, nes jų atvykimui į Rusiją ruošiasi 1,5 metų ir lauksim didesnių kiekių. O visiems politikam linkiu baigti maivytis ir tiesiog neduoti rusams įrankių arba, kaip lošėjai sako, tūzo į rankas ir tada Rusijai bus staigmena. Juolab, kad pats buvęs kariuomenės vadas Zalužnas sakė, tai yra vieno ginklo karas. Rusai labai greitai mokinasi. Kai tik tai atsiranda kare naujas ginklas, Rusija labai greitai suranda jam priešnuodį. Tai šiuo atveju su F-16 NATO ir Ukraina galėjo padaryti Rusijai staigmeną, bet eilinį kartą prasileido, taip sukeldama grėsmę F-16 pilotams. Tokia mano nuomonė. Prašau komentuoti, rašyti komentarus, užduoti klausimus, diskutuosim ir žiūrėsim, kaip bus. Ačiū Jums ir geros dienos.